Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Vakar pabaigėm epizodą šiame kambaryje. Šiandien pradedam, todėl draugai, viskas yra labai gerai ir turime nuostabią dieną, džiaugiamės gyvenimu. Dabar yra 7:30, viskas gerai, judėsime į darbą, normalu. Pirmadienis, nauja savaitė, turėkime savaitę tikrai tokio užtikrintą, nuveikime kažką per šią savaitę tikrai tokio gero, kad sakytume, va, priartėjome per savo svajonį šiek tiek, tiesiog atliekime savo epizodą. Nuėjome miegoti antrą nakties beveik, skėlėme 7. Normaliai, nieko prieš tai neturiu. Viskas gerai, dabar varom pavalgysim, eisime į darbą. Taigi jau 12 val. Dienos, šiandien dirbame tėčių garaže Ukmergėje. Tu Bulgarkė ten pjovėme vamzdžius, ten vyrinom, pečių ten ir panašiai, tai va tokius dalykus daromės lengvus. Dabar kadangi 12 val. Tai važiuojame papetauti Ąžuoliuką, dar ir Ermitažus užsuksime, dažų nusipirksime ir panašiai. Dirbame, viskas gerai, šilta diena kaip visą laiką. Esame su Meksijai, nes vis tiek su Bulgarkė kaip jauni, tai reikia. Tai va, varom pavalgyti. Taigi, grįžome namo. Galvojau, kad šiandien mama dirbs iki 9 val. Nes kalbėjo kažką, bet ne. Grįžo 7 val. Todėl tai yra labai gerai, bent jau nereikėjo visų darbų darytis mums vieniems visiems. Tai va, padirbame šiandien su tėčiu, visai neblogai. Kokie darbai šiandien buvo, taigi pagrindinė garažė, matė, kad ten vyrinom ir panašiai, žodžiu, pečių ten miškų draugijai tenai vienai darėm. Tenai, jie ten tvarkėsi projektų, tenai vienam, kurie Jonovoje tvarkės. Važiuoju rytoj Jonovą dirbti, aš su juo nebevažiuoju. Aš važiuoju dirbti Ukmergėje, 25 € dienai, tenai toksai vos nežaidybinis darbas. Vienai ten, sakykime, reikės va koks angliukus surinkti ar kažkas tokio. Bet žinoma, tai bus rytoj. Rytojus epizodą, dėl to, kad rytoj kaip ir darbas. Būtume varę tenai, kur sodyboje dirbame pastarasis 3 dienas praeitą savaitę, bet to dalyko nedarėme. Kodėl? Todėl, kad nėra žmonių, ko man varyti į tą sodybą ir dirbti. Ir plus, kadangi kai aš vienas, jam manęs nereikia, tai tiesiog neapsimoka tiesiog vienam žmogui mokėti už tai, kad jisai beveik nieko labai daug nepadarys vieną. Todėl toks dalykas nuplaukia, bet tą pačią sumą radome dirbti Ukmergėje kiekvieną dieną, todėl tai yra labai gerai. Toks yra darbas, kad nenori, nedirbi, nei viso, nebedirbi. Nesvarbu, nieks nepririštas nieko, tai yra labai gerai. Grįžome, varėme iš dar tėčių parduotuvę, apsipirkome, viskas gerai. Opa, tada tėtis sako, varom surinkti sūbo dėžę. Tai va, tada pradėjome rinkti sūbo dėžę. Matote, tokie darbai vyko, o dabar jų dėžė yra surinkta, o tai yra labai gerai. Nu tokia ir dėžė, taip sako, laikinai, todėl nieko labai tenai ofigieno kažkas tokio tikrai nėra. Mažai pas mane išpučia, bet man to nereikia, nes mes tiesiog turėjome sūbą, su tėčiu turėjome lentų, turėjome, žodžiu, nemokamą tikrai, už ką gal tik sumokėjom už medvaržus ir viso. Tai viską, ką turėjom, gavom nemokamą, absoliučiai nemokamą, viską gražiai būtų pasidarėme ir gavom tokią visai dar neblogą sūbo dėžę. Kanalizacijos vamzdis, aišku, jį dar pakeisime, visiškai tai įdėsime, nes ten reikia valsuoti ir panašiai, žodžiu, daug darbų, bet mes to dalyko dabar tikrai nedarome. O taip prisukame, uždėjome to vadinamų klijų, kad viskas gerai būtų ir tiesiog, nu, tokia kaip ir sūbo dėžė. Dar turim tokią mini dėžytę. Ką žinau, visai neblogai išsirės. Čia tokį darbą pasidarėme. Dabar jau 8 val. Vakaro. Dabar ką veiksime tikrai dar labai nežinau, bet galime iš tikrųjų biškį atsisėsti internetą, pažiūrėti, gal jūs klausimų uždavėte, tiesiog pasijuokėte iš manęs kas laiką ar kažkas tokio. Na, žodžiu, tiesiog matysime, kaip kas yra su tais dalykais, o po to galbūt dar judėsime ir iki miestų. Dviračių tikriausiai, bet tiesiog matysime. Žodžiu, labai didelių planų dabar neturiu, bet tiesiog rutliuokime toliau savo dieną. Nors jinai ir eina į pabaigą, bet vis tiek yra kaip yra.
Čia kai neturi ką veik darbę. Nu, Pokemonas pagal. Pamojavom merginą. Jeigu nepritraukia, reiktų tą zoomą nuspirk, žinai, kur būna. Žodį matau, kad nuskovinė nesiskūpti. Aparbrendis, mano kalėdis. Prikolai man pomidorų. Kažkur tokie batai. Šaujų lempą, nušaujų lempą. Įsivaizduoju. Su mašina nuskrendė. Ir nuėjo. Bet svarbiausia pasisveikinu, net neatsakė nieko. O tai reiškia ignoras. Tai palauk, ateik. Dar nevas tikrės per kartu, ne jūs tik pro čia. Tai galėsi kelių iškirsti. Sidvyračiai. Ne, nustumti. Ne, tai va, toks prikolas yra, kad atvarė man piliakalnį, ant kurio gal nebuvo kokius pastarosius 7-8 metus. Ir prie buvom, bet jo niekada nebuvo. Ta prasme tikrai gražus ir manulis, viskas nuostabu. Merginos vaikšto, kurios mane ignoruoja. Pamajavo iš pradžių, bet atėjo ir nesisveikino, kaip pasisveikino. Kurie kaimo rabu. Gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra. Atvarė man piliakalnį, biški. Pavažinėjom, čia dar nepabaigti darbai ir čia vaikščioti draudžiama, bet kadangi Rekas yra gengs, bet maldės, čia visai neblogai. Tai pavažinėjom, čia toks ekstremas biški, nes kai matė labai daug plyšių, todėl linksmas dviračių buvo važiuoti linksma. Ekstremas aš tai pridėjau. Tai va, varysime toliau kažkur, gal... Pampersas pats. Tai va, galime toliau judėti, viskas yra labai gerai, iš tikrųjų tiesiog smagiai leidžiam laiką, važinėjimas po miestą, o tai yra tai, ko mums reikia. Padangas sprogo. Ką Rek pasakysi? Nieko. Gyvenimas. Sunkus gyvenimas. Bet kai žiauru. Baigėme sadydinti epizodą, taip, palikau ten biškį ilgesnį tą kadrą, kai mašiną važiuoju, dėl to, kad nenorėjom nutraukti dainos, kaip ateina jau bitas, taip jau užkrovė, tai būčiau nukirpęs, būtumėt visi susineravę, todėl to ir nepadarėme, bet šiaip viskas yra tikrai labai gerai. Ačiū, kad žiūrėti šiandienos epizodą. Gavosi tokia diena, kokia gavosi. Nepatinka man žiūrėti pro langą, žinai, todėl, kad labai daug visokių atspindžių vyks ir atrodo lyg ir kažkas šviestų žiūrėtų į mane ir kažkas tokio. Bet nieko, viskas tikrai vis tiek yra. Kaip visą laiką sakome, gerai. A tai, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodą, buvo visai nuostabi diena. Labai nuostabi praleidome laiką su Aurimu, ypač vakarė, dėl to, kad žiauriai gera. Ta prasme, tikrai paprikoliname, pavažinėjame, pakalbėjome, tai yra labai nuostabu. Ačiū visiems, jūs esate nuostabus, myliu visus, jūs tiesiog, nežinau, kažkas tokio ypatingo, nes tikrai yra tiek daug žmonių, kurie mane palaiko ir yra visokių kitokių, bet ta prasme vis tiek tobula. Prašau tikrai, kaip, pavyzdžiui, dirbame, kad perteikime tai, ką perteikime, bet, kas pavyksta, tas pavyks. Tikrai aš pats dar kol kas džiaugiuosi tuom, ką darau, todėl ir jei man patinka, reiškia, viskas yra tikrai gerai. Vienas minusas yra tas, kad tikrai biškį apleidome sportą, ta prasme pasportuojam, padarome vieną kitą preso pratimą, kai pabaigiam epizodą ar kažkas to, kad tikrai padarome, nes negaliu kad taip užmygti, bet mažiau. O tai yra blogai lyg ir. Tikrai blogai. Iki, draugai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nuostabu, tikrai nuostabu. Ai, plaukai atrodo belekai. Atrodo toks biškį irgi turnai, bet nieko. Draugai, iki.